Vis dėlto nusprendžiau parduodam F11, nes man tas automobilis netinka. Į žvejybą ir tampyt mocą biški per brangus, bet jums bus puikus. Ką turim? Apie komplektaciją. LED priekiniai žibintai, faceliftas, head-upas, linijų asistentas, atstumo palaikymas, šoninis asistentas, šildomas vairas, šildomos sėdynės, elektrinis vairas, bagažinės liftas, beraktė sistema, kablys elektrinis, keyless go atrakinimas, užrakinimas, yra viabasta, du rakteliai užkūrimo, labai daug sąskaitų, paskutinis remontas prieš pusę metų Vokietijoje darytas, priekinis stiklas keistas, mokėtas 1500 €, man atrodo, nes yra solerinis, su head-upu labai prabangus ir geras, patikimas. Retas, kuris deda tokį, nes kainuoja daug pinigų. Taip, istorija automobilio turėjo 2 savininkus, nupirkom su turbinos defektu, turbina atrestauruota, pakeistas dangtelio tarpinė, pakeista aušintuvo tarpinė, tepalo aušintuvo. Taigi visos ligos yra ištaisytos. Grandinė tikrinta, nebarška, neturi laisvumo, tikrai keist dar nereikia. Tikra rida 245 000 kilometrų. Yra tiufai, nebegaliojantis, bet dabar jau naujas lietuviškas technikinis galiojantis praeitas. Geros Michelin padangos. Taip pat pamiršau paminėti, kad priekinės lempos full LED ir jos aktyvios, karpančios. Ir muzika hi-fi tikrai gerai groja. Kėbulas nedaužtas, nedažytas. Realiai pilnai švari istorija, labai daug ridos fiksavimų, yra visa krūva sąskaitų, remontuota už tikrai didelius pinigus ir pedantiškai. Vien galima atsižvelgti komplektaciją. Nes tik pedantai turi tokios komplektacijos automobilius, nes niekas nenorės mokėti aukštesnę kainą, neįvertindami to ir netaupydami. Taigi automobilio kaina 14 000 €, suteiksim metam laiko garantiją arba 10 000 kilometrų. Norit nuolaidos, skambinkitės ir pasiderinsim. Iki.